Sveiki, gerbimi TV eterio žiūrovai. Šiandien svečiuose turime gerbiamą Nendrę Černiauskienę, mokslų daktarę, teisininkę, advokato padėjėją. Ir matėm tiesiog viešoje erdvėje, kad yra įkurta nauja Facebook grupė su didžiulė pagalba mamoms, būsimoms gal netgi mamoms. Sakykite, kas tai per grupė, kam jinai reikalinga? Įvykiai Klaipėdoje, kada iš mamos įstatymo vardu buvo paimtas vaikas, paskatino moterų savitarpio tokią grupę ir mano iniciatyvą įkūrėme Facebooko grupę Mama mamai. Ja lengva rasti, jinai yra atvira, vieša ta grupė, kviečiame jungtis, prie jos registruotis, sekti naujienas. Pagrindinė, galbūt artimiausia naujiena yra, kad jau gruodžio 20 dieną nuotoliniu būdu, nuoroda bus būtent šioje grupėje Mama mamai, nuotoliniu būdu nuo 19 iki 21 valandos susitiksime, tarsimės, kokios mums pagalbos reikia, kokios pagalbos mama mamai reikia, nes aš esu tikra, kad tarp mamų turime ir psichologės, ir teisininkės, ir išgyvenusias panašias istorijas mamas, ir mamas, kuriuom šiuo metu reikia pagalbos, ir mamas, kurios yra pasimetusios įvairiais susijusiais klausimais, ir mamas, kurios yra praradusios vaikus, ir kurios baiminasi prarasti vaikus, arba yra tokioje sankryžoje, kur nežino iš viso, ką daryti. Tai savitarpio grupė Mama mamai laukia jūsų, kad jūs registruotumėtės, prisijungtumėte ir jau gruodžio 20 dieną nuo 19 iki 21 valandos susitiksime tiesioginiai, nuotoliniu būdu, tiesiogiai pasikalbėti, nefilmuojant, nefotografuojant, be įrašų, ko mums reikia, kokios pagalbos viena iš kitos mums reikia, nes mes tikrai galim viena kitai padėti. O sakykit, kokios informacijos jau dabar atėjus, dabar nueina žmogus prisiregistruoja, kokios pagalbos jau, kokios informacijos gal daugiau gali jau dabar rasti grupėje? Donatai, priminsiu, kad po įvykių su Vilčinskų šeima, kada buvo paimti iš jų vaikai vien dėl to, kad jie yra kitokios nuomonės, kitokio požiūrio, prieštarauja sistemai, irgi buvo nemažas sujudimas žmonių, mes su tavimi darėme čia laidą TV eteris ir labai detaliai aptarėme, ką daryti, kai jau jaučiame, kad gali įvykti didelė nelaimė, galime netekti vaikų. Tai ten rasite šią laidą Mama mamai grupėje ir tenais galima talpinti savo pranešimus, ten yra talpinamos taip pat, gali būti talpinamos visos istorijos, kur mama prašo mamos pagalbos ir mes orientuojamės į tokią psichologinę pagalbą, teisinę pagalbą. Vėliau, manau, išauksime į didelę grupę, kur mama mamai galbūt galės padėti rajono, regiono mastu atvažiuoti, patarti, kažkokį galbūt pagalbą atvežti arba pagelbėti viena kitai. Tai tikimės, kad grupė augs ir susitikime gruodžio 20 dieną nuotoliniu būdu. Jūs sekate šitą grupę ir matote, kokie jūsų veiksmai būtų, jeigu, tarkim, mama parašo savo istoriją ir jūs matot, kad yra tikrai jinai kažko nesupranta ir yra galimybė padėti iš teisinės pusės. Ar reikia asmeniškai žmogui tiesiog jūsų ieškoti, ar jūs jau pamatysit ir bandysit susisiekti ir pagelbėti? Vienareikšmiškai visų pirma, tai kvieščiau visas mamas, kurios turi ir teisinį išsilavinimą, prisijungti prie šitos grupės ir padėti tokiom mamom, kurios neturi teisinį išsilavinimą, jeigu teisinė pagalba yra būtina. Ir pati kaip teisininkė tikrai patarsiu, jeigu mamytė turi pinigų ir gali išspręsti savo problemą su advokatu ir mamytė neturi pinigų, nes tai irgi yra valstybė siūlo tam tikrą pagalbą, tik gal mamytės nežino, tai apie tai ir toje grupėje gausite informacijos. O sakykime, jeigu, tarkim, vienišas tėtis, ar ten priimami, ar ten tik atskirai moterų grupė? Mama mamai grupėje be abejo laukiami ir tėčiai, kurie ieško atsakymų, sprendimų, kurie taip pat yra ir
praradę savo vaikus įstatymo vardu ir ieško kažkokio tai būdo sprendimo, kaipgi su tuo vaiku bendrauti, kaip įkalbėti konfliktinę pusę, galbūt tą pačią mamą, atkreipti dėmesį, kad jis turi ir išgyvenimus, ir tokį kaip ir teisę į tą vaiką su juo bendrauti. Tai be abejo, tėveliai taip pat yra laukiamas kiekvienas geranoriškas žmogus, seneliai, močiutės, mamos neturinčios dar vaikų, mamos besilaukiančios vaikų, tėveliai, seneliai, visi yra laukiami, kurie geranoriškai nori padėti tam tikrų problemų sprendime. Visų pirma, tai yra, kai mes kalbame apie vaikų situaciją Lietuvoje, nes tiesiog matome, kad yra pikas problemų, pikas situacijų, kada vaikai jau atiminėjami iš šeimų ne pačių gražiausių būdų, nors ir neva įstatymo vardu. Labai ačiū Jums už informaciją ir kviečiame visas mamas ir, kaip girdėjote, tėčius prisijungti prie šitos grupės, sekti ją, dalintis informaciją ir jeigu administracija priims, TV eteris prisidės kaip informacinis rėmėjas, visada galėsit kreiptis, jeigu turėsit ir norėsit ką paviešinti. Problemos su vaikais vyksta, kaip žinome, ne tik tai šeimose, bet ir su mūsų valdžia, su vaikų teisėmis ir jeigu turėsite poreikio, noro, turbūt galėsite kreiptis ir bendradarbiaujant su TV eteriu galėsim paviešinti tai, kas yra būtina paviešinti ir būtina žinoti žmonėms. Mielos mamos, jūs nuo šiandieną ne vienos, su jumis ir teisininkai, ir dabar jau TV eteris, kuris esant būtinumui tikrai atkreips dėmesį, kokia yra problema. Būkite drąsios, junkitės į grupę Mama mamai, ateikite į susitikimą nuotolinį gruodžio 20. Dažnai viešumas, taip pat informacija ir viešumas dažnai išsprendžia daug problemų, kurios atrodo neišsprendžiamos. Taigi iki pasimatymo, iki kitų susimatymų, nepamirškite prenumeruoti TV eterio ir stebėkite. Daugiau informacijos, jeigu bus labai svarbios būtent ir šituo klausimu, tikrai pranešime ir pamatysite TV eterio laidose. Ačiū, Donatai. Gražaus vakaro.